Nu ką, Patricija, ką čia turim? Turim kalėdinės dovanėlės. Labai smagios, mielos, tokios organinės. Man labai patinka, kad yra ir gražios, ir sveikos, ir organinės. Man šitas patinka, bet tiesą sakant, ne tą pačiupau. Aš labiau šitų susidomėjus, gal apsikeičiam. Nes man labai patinka būtent, kad čia yra eglių miškas, visas tas miško kvapas. Man atrodo, dar viršuje turim purškiklį miško. Taip, dar liko porą vienetų. Nes aš pati pasiėmiau du, man atrodo, iš karto. Tai labai tas miško kvapas, taip labai natūraliai kvepia. Ir tikrai pasimsiu ir šitų, manau, dovanosiu tiek savo, tiek mano tėveliam. Būtent žmonėm, kurie mėgsta tą natūralų, tokį organinį kvapą. Taip, nes eglės kvapas iš karto namie primena, kad jau artėja kalėdos, šventinis toks periodas, laukimo periodas. Ir be to eglių kvapai, miško kvapai atpalaiduoja, nuramina. Aš esu kalbėjusi, man atrodo, su tavo mamyte kažkada. Jinai man pasakė tokį dalyką, kad visi spygliuočiai turi tokią auksinę taisyklę, kad jie yra skirti, kaip pasakyti, kvėpavimui. Būtent jeigu yra kažkokių problemų su plaučiais ir panašiai, tai kadangi šeimoje turim tokių problemų, tai labai spygliuočio kvapas labai tinka. Labai gerai. O cinamono apelsino kvapas, vėlgi šventiškumo kvapas. Cinamono yra aliejus afrodiziakas. Jo. Gali ir toks antidepresantinis vadinasi aliejus. Apelsinas irgi džiaugsmo, nuotaikos, laimės, vidinės laimės aliejus. Ir labai taip gražiai tokios mažos dovanėlės ir nebrangios iš tikrųjų, jeigu turime daug draugų, artimųjų arba neturime galimybių nupirkti brangių dovanų. Tai tokios gražiai pakuotos dovanėlės su keramikiniam plitutėm, su organiniais kvapais. Tai aš manau, tai yra tiesiog, jeigu tokią dovanėlę gautų žmogus, yra dėmesio parodymas, kad artėja kalėdos, kad apsikeiskim dovanėlėm, kad kurdami tą jausmą savo bendrystės, draugystės, buvimo kartu, kad puoselėtume mūsų santykius. Taip. Ir apskritai šitos dovanėlės, tai man toks ir artimiesiam, pavyzdžiui, ir kai būna, nežinau, pavyzdžiui, darbe keistis dovanėlėm. Taip, būna kažkokia suma. Tai čia puikiai idėja. Netgi vaikam. Ir vyram, ir moterim, ir vaikam, ir dar žaisliuką gauna kalėdinį, ir gal tas žmogus kitais metais tokį namelį ar žvaigždę kalėdinę kabins ant eglės ir atsimins apie tą žmogų, kuris dovanoja. Kitas dar tokias irgi įdomios, šiemet labai tokių gražių gavom iš Floram kompanijos. Migdolai, klementinų skoniai, tokie kalėdiniai. Ir vėlgi gali būti žaisliukas, ateis kalėdų rytą, norėjau sakyti Velykų, ateis kalėdų ryte namiškiai ir ar, aišku, moterims gal daugiau skirta merginams ir ras po tokį žaisliuką kabantį. Bet irgi miela, nes čia nėra tiesiog smulkmenėlė, jeigu jau taip pasižiūrėti, čia yra kažkas, kad aš apie tave pagalvojau ir aš manau, kad tau patiktų šitas dalykas. Taip, rankų kremas ir lūpų balzamas, tai toj pasižiūrėsim, klementinų skonio. Ir vėl pasikartosiu ir kartosios, labai man yra smagu, kad tai yra organinės priemonės. Švelnios organinės, neįkyrios, nesintetiniai kvapai. Maitinantis. Na, aš manau, rankos visiems sausė, net ir aš jau pati ieškojau kažkur užsimetusio kremo rankų, kad rankos būtų gražios ir lūpos. Lūpos tai čia klasika. Kaip tik žiema ar truputį pašaltėja, tai kaip kažkada yra apie veidą. Klasikinė dovanėlė tada. Tokia, taip. Taip, bet tai. Gražios rankos, gražios lūpos. Tikriausiai šiaip turim nemažai kalėdinių pasiūlymų, kalėdinių dovanėlių. O žinai, kas čia yra? Aš nežinojau. Iš pirmo žvilgsnio pažiūrėjus šitą dalyką, aš galvočiau, kas per... Kažkoks šepetėlis. Bet kam? Sausas pilingas. Mes kaip tik kalbėjom praeitą kartą apie veido odos priežiūros priemonės, kaip prižiūrėti. Tai pasirodo, kaip yra sausi šepečiai kūnui. Tai štai su tokiu šepetuku galima irgi savo nusipilinguoti, pašalinti švelniai suragėjusias ląsteles, negyvasias odos ląsteles. Toks fainas šepetukas, tokioj dėžutėj. Ir po to drėkinamoji kaukė ir su drėkinamoju serumu. Ir vėl, kaip kalbėjom, kad
Jo, bet ką norėjau pasakyti apie va tą vat kaukę, nes aš pasakysiu atvirai, aš galbūt nebuvau iki šiol toks kaukių žmogus, kur teptųsi kreminės kaukės. Man gal labiau lakštinės patikdavo. Bet su šita kaukė aš pirmą kartą sužinojau, kad jeigu vis dėlto oda ganėtinai sausa, kad viskas tvarkoja per naktį yra palikti kaukę. Man čia naujiena kažkokia šitą. Čia net ir parašo, mes kremniui hidran. Jo, kad galima, žodžiu, ir per naktį palikti, ir serumas, ir principė... Ir švaitiklis. Ai, bariukas. Ir bariukas. Tai principė su šitu aplikuot galima. Taip. Nu. Puikiai. Visiems odos tipams. Ir vyrams. O ką vyrams mes turim? Kvepalus vyriškuosius. O dieve, žydrasis ledas. Tarp kitko, aš tos kvepalus ir pati būna pasipurškiu. Nes jie turi to tokio šaltuko savyje. Man patinka sunkesnis toks šaltį nešantis kvapas. Vieni užsienio klientai, net bariukas mėgsta šitą klementinų kvapą. Vieni klientai buvo atėję ir žiūrėjo, va tas kvepalas, sako, man primena Sikį Man.